Kitą kartą žmonių pavidalais į žemę nusileido saulė, šaltis ir vėjas. Jie žaidė orientacinį su rytais, vakarais, šiaurė ir pietumis. Labas. Vėjau, jeigu ir toliau taip lakstysimės, niekada neaplinksime kitų. O kur tas kitas punktas? Man šaltas. Turėtų būti ant to kalnelio. O ne to kalnelio? Nagi pasižiūrėk, mūsų punktas yra šiaurėje, o ten, kur tu rodai, yra pietus. Na gerai jau, gerai. Ant kalno vėjas sutiko žmogų. Labdiena. Gal norit arbatos? Labai sunkus termosas, nešti sunku. Taip, gerai. Truputį. Nu tai gerai. Ačiū. Labai ačiū. Skani arbata labai. Ačiū. Geros kloties jums. Ačiū ir jums. Viso gero. O, gal norite arbatos? Žinoma, aš jau baigiu sušalti. Tai va ten, matai, žmogus turi arbatos. Niekur neikite. Mes nelaimėsim žaidimo. Kur tas punktas? Palaukit, aš tai grįšiu. Šalti. Na, žiūrėk, čia tas punktas. Tai kur dabar reikia eiti? Dabar turėtumėme eiti į kairę, ten turėtų būti kitas punktas. O nereiks lauk šalčio? Pasivys. Gerai. Kai saulė supyko, žmogui pasidarė karšta. Saulė, nepyk. Mes patys rasim tos visus punktus ir nereikia klausytis šalčio siūlomų krypčių. Tu teisus. Saulė nurimus, oras atvėso. Nepakaršta. Žalia Rūta, kur visi dingo? Nei draugų, nei arbatos, kaip aš toliau tęsiu šią savo kelionę? Kai šaltis supyko, žmogui pasidarė šalta. Vėjau! Kur jūs prapuolėt? Nuėjom toliau punktų ieškoti. Ne aš kalta, kad nuėjai arbatos. Ei, nesipykit. Ne taip jau ir toli mes nuklydom. O ir ilgai mūsų ieškojai? Neilgai, bet... Nu ir gerai. Ir einam. Šalčiui nurimus, oras atšilo. Kas čia per orai, nesuprasi. O tiesa buvo tokia. Kai saulė pradėjo kaitinti, o šaltis šaldyti, vėjas apsaugojo žmogų.